Sveiki sugrįžę į mūsų diplomatijos dienas, kur scenaristų komanda tikrai prarado siužetą kvailoje muilo operoje, vadinamoje geopolitika Žemėje. Tuo tarpu diskusijos apie rimtą problemą, su kuria netrukus susidurs Iranas, yra nutylimos. Nors tai susiję su strategija, kurią Ukraina jau beveik metus naudoja prieš Rusiją. Nors tai padeda paaiškinti, kodėl Jungtinės valstijos neatnaujino karinių veiksmų prieš Iraną, ir nors tai turės ilgalaikių pasekmių pasaulinėms naftos rinkoms. Taip, Jungtinės valstijos ir Iranas turėjo dar kartą dėrėtis Pakistane. Tačiau niekas taip ir nesėdo į lėktuvą, kad iš tikrųjų pradėtų tas dėrybas. Ir tada Trumpas paskelbė, kad dėrybų nebus, o paliaubų ir blokados derinys kol kas tęsis. Dėžė. Didžioji dalis pasakojimo apie tai, kas įvyko per pastarąją savaitę, nepastebi problemos, dėl kurios konfliktas tęsiasi. Dėmesys atrodo supainioja ligos simptomą su pačia liga. Karas tęsiasi ne dėl įvairių grasinimų, kuriuos abi pusės skelbia socialiniuose tinkluose ir per tradicinius kanalus. Karas tęsiasi ne todėl, kad šalys nepasitikė pačiu dėrybų procesu. Karas tęsiasi ne todėl, kad šalys atsisako susitikti Pakistane ir dėrėtis dėl susitarimo. Iš tikrųjų, visa tai vyksta todėl, kad nėra sprendimo, kurį abi šalis būtų pasirengusios priimti, atsižvelgiant į tai, ką jos mano apie situaciją. Ir kai nustosime švaistyti laiką sekdami kas valandinės žodinės grasinimus ir pradėsime pripažinti, kad nesiderėjimas pats savaime yra derybų forma, kuomet galbūt suprasime, kas iš tikrųjų vyksta bent jau viename chaoso pasaulio kampelyje, kuriame šiuo metu gyvename. Taigi, kad apžvelgtume, ką šiandien aptarsime, pradėsime nuo to, kad apžvelgsime, kas mūsų žiniomis įvyko per pastarąją savaitę ar panašiai. Tada pereisime prie labiau spėliojamos dalies ir bandysime suprasti, kas vyksta derybų trinties tarp Jungtinių valstijų ir Irano klausimų. Galiausiai aptarsime svarbią problemą, su kuria Iranas netrukus turės susidurti, ir ką tai reiškia platesnėme karo kontekste. Tačiau akimirkai atsitraukime ir aptarkime matomus faktus apie tai, kas vyksta. Karas dar nesibaigė. Ir aš tai sakau ne techninė prasme, kai paliaubos nėra oficiali konflikto pabaiga. Aš tai sakau ne teisinė prasme, kai blokada laikoma karo veiksmu. Aš turiu omenyje, kad karas plačiaja prasme yra brangus procesas, kuriuo du veikėjai sprendžia politinį ginčą. Palyginti su tuo, kas buvo prieš 2 savaitės, mes tradicinį karo procesą, mirtį ir naikinimą, pakeitėme vien ekonominę prievartą. Tačiau galiausiai tai vis tiek yra brangus procesas, kuris lems tam tikrą politinį rezultatą. Arba, perfrazuojant Clausewicą, ekonominės sankcijos yra karas kitomis priemonėmis. Konkrečiai, šiuo metu šis procesas iš esmės reiškia laivybos per Hormūzo sąsiaurį sustabdymą arba apribojimą. JTVF pusėje tai yra Irano uostus pasiekiančio ir iš jų išvykstančio eismo blokada. Ir techniškai blokada yra arčiau Omano. Tai svarbu prisiminti, kai kitą kartą matysite Irano dezinformaciją apie per sąsiaurį praplaukusių laivų skaičių. Techninių požiūrių daugelis tikrai praplaukia. Ir nors būti techniškai teisiam yra geriausia, ekonomiškai tai neturi jokios prasmės, jei jie negali ištrūkti iš platesnio Persijos įlankos regiono. Irano pusėje tai yra grasinimas šaudyti į laivus kertančius sąsiaurį be tam tikro apsaugos mokesčio, nors taisyklės ten nėra ypač aiškios. Be to, Iranas aktyviai apšaudo laivus ir juos sulaiko. Pakanka pasakyti, kad ir kas ten vyktų, situacija yra visiška netvarka. Taigi, kai Trumpas paskelbė, kad paliaubos tęsis nepaisant atšauktų derybų Islamabade ir kai kurie lengviau atsiduso, manau populiarus posakis buvo, kad tai buvo tako antradienis. Mano reakcija buvo šiek tiek santūresnė. Paliaubos? Galbūt. Ypač žvelgiant iš platesnio Persijos įlankos regiono civilių perspektyvos. Paliaubos pasaulio ekonomikai. Nelabai. Žinote, paskutinį kartą, kai tiesiogiai žiūrėjome į naujienas apie Iraną, Trumpas ką tik buvo paskelbęs blokadą. Aš paminėjau, kad buvo įmanoma, jog rinkos reaguos teigiamai į šį pareiškimą, manydamos, kad papildomas prievartinis spaudimas įspraus Iraną į kampą ir dėl to priešiškumas greičiau baigsis. Na, rinka iš tiesų sureagavo būtent taip. Tačiau Iranas taip nepadarė. Rinka atitinkamai pakoregavo savo vertinimą ir naftos kainos vėl pakilo. Ir tai apibendrina dabartinę mūsų situaciją.
Dabar galime pereiti prie to, kodėl visa tai vyksta. O trumpas atsakymas yra tas, kad kiek man žinoma, šalis neturi bendros vizijos, kas nutiktų, jei jos ir toliau žaistų šį žaidimą. Atrodė, kad prieš kelias dienas taip nebuvo. Po pirmojo paliaubų sutrikimo, kai Izraelis tęsė operacijas Libane, atrodė, kad Netanyahu antrasis frontas buvo pagrindinė kliūtis. Jei tai pasibaigtų, sąsiauris vėl būtų atidarytas ir viskas grįžtų į beveik normalią padėtį. Žinoma, tikslioms detalėms išsiaiškinti vis tiek prireiktų daug laiko. Tai ypač pasakytina apie techninius klausimus. Pavyzdžiui, Irano branduolinė programa, kaip kompensuoti nuostolius, kuriuos Iranas patirtų dėl jos civilinės dalies, kurios trečiosios šalys galėtų padėti tęsti jo elektrinių veiklą ir panašiai. Tačiau abiem pusėms sutarus dėl pagrindinių klausimų, pasaulio ekonomika galėtų grįžti į įprastas vėžes, kol diplomatai užsimtų savo diplomatiniais reikalais Islamabade ir kitur. Viskas atrodo sugriuvo sekmadienį, kai Trumpas paskelbė, kad Iranas atidarys sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęs blokadą laivams įplaukiantiems į Irano uostus, kol antradienį bus parengtas detalesnis susitarimas. Neaišku, ar Iranas kada nors tam pritarė. Lygiai taip pat neaišku, kas iš tikrųjų priimtų tokį sprendimą Teherane. Bet kuriuo atveju Iranas greitai atmetė šį susitarimą ir toliau, kaip be pavadintumėte, laikė sąsiaurį uždarytą. Todėl atsidūrėme aklavietėje, kur atrodo, kad abi pusės mano galinčios ištverti ilgiau viena už kitą, todėl prasmingos derybos dėl techninių klausimų, tokių kaip branduolinio ginklo plitimas, tampa beprasmis. Derybų nebuvimas Pakistane todėl yra derybų kitomis priemonėmis forma. Susitarimo vilkinimas ir patiriamų nuostolių ištverimas yra patikimas signalas apie tos pusės ryžtą ir gali galiausiai atverti kelią susitarimui ateityje. Įdomiausia raida, kurią iki šiol čia matėme, yra visiškas Trumpo abejingumas JAV visuomenės nuomonei šiuo klausimu. Karas nuo pat pradžių buvo nepopuliarus. Tačiau Baltųjų rūmų veiksmai per pirmąjį mėnesį ir vėliau buvo nukreipti į rinkėjų nuomonę, stengiantis sumažinti trikdžius energijos rinkose. Tai buvo tikrai sudėtinga užduotis, kai pagrindinis veiksmas lėmė Ormūzo sąsiaurio uždarimą. Vis dėlto įperkamumo krizė darė įtaką administracijos sprendimams. Peršokime į JAV atsakomosios blokados pradžią. Baltieji rūmai šiems susirūpinimams skyrė kur kas mažiau dėmesio. Kodėl trūksta to susirūpinimo? Įdomus klausimas. Galbūt taip yra todėl, kad būdamas kadenciją baigiančių prezidentu, jis iš tiesų nesirūpina. Galbūt jis mano, kad tai galiausiai suveiks ir MAGA šalininkai galiausiai sugrįž pas jį. Galbūt jis gauna naudos, kai kongreso ir žiniasklaidos dėmesys nukreipiamas nuo kito dokumentų rinkinio. O galbūt jis tiesiog demonstruoja stiprybę, kurios iš tikrųjų neturi. Bet kuriuo atveju, Trumpo naujas požiūris suteikė Jungtinėms valstijoms naują ekonominį svertą prieš Iraną. Tačiau dalis apie tai, kad galbūt jis tiesiog demonstruoja, taip pat kelia klausimų Teherane, ar šis planas yra tvarus, ar tai labiau tako situacija, ar vis dėlto techo situacija. Trumpas galiausiai pasitraukė iš baimės. Vėlgi, vienintelis būdas išsiaiškinti tiesą yra priversti Trumpą sumokėti išlaidas susijusią su ekonominio konflikto tęsimu. Problema Iranui yra ta, kad bandymas išsiaiškinti tiesą šiuo tarpiniu laikotarpiu šaliai taip pat kainuoja. Ir tai mus atveda prie paskutinio šiandienos punkto, susijusio būtent su tomis išlaidų rūšimis, kurias Iranui teks patirti, norint sužinoti trūkstamą informaciją. Norėdami gauti atsakymą, turime grįžti į Kargo salą, Irano naftos eksporto pramonės centrą, kur kai kurios civilinės salos dalys užleidžia vietą daug svarbesniai naftos infrastruktūrai. Ir šį kartą mes net nekalbame apie karinės galimybes, kurias ten turi Jungtinės valstijos. Įprastomis aplinkybėmis Iranas pumpuoja naftą į Kargo salą, kur vandenys yra pakankamai gilūs, kad milžiniški tanklaiviai galėtų prisipildyti ir išplaukti. Kaip ir bet kuri kita ekonomiškai efektyvi operacija, Iranas neturi daug perteklinių žaliavinės naftos saugyklų. Viskas, kas tiesiog stovi stacionariame rezervuare, yra tarsi pinigai po čiužiniu. O kai kalbame apie milijardus dolerių, tikrai norite, kad jūsų pinigai būtų investuoti arba bent jau kauptų palūkanas. Iranas, žinoma, turi tam tikrą saugojimo pajėgumą, nes reikia apsisaugoti nuo atsitiktinių incidentų, kurie gali nutikti, jei vienas ar kitas tanklaivis patiria nelaimę. To, ko Iranas negali suvaldyti, yra sisteminė problema, paveikianti visus tanklaivius vienu metu. Pavyzdžiui, sąsiaurio blokada.
Kaip ir viskas kare. Tiksliai kiek laiko Iranui liko iki kol baigsis saugojimo pajėgumai, nėra aišku. Baltieji rūmai šią problemą vertina kaip kelių dienų klausimą. Nepriklausomi analitikai mano, kad tai labiau 2 savaičių laikotarpis. Štai ironija. Trumpas nenaudoja 2 savaičių termino tam, kas iš tikrųjų turi 2 savaičių terminą. Neskaitant to, kaip apibrėžiamas tas laikotarpis, problema yra gilesnė nei vien tik Iranas perpildytas naftos. Tai yra tai, kad jums teks pradėti uždarinėti gręžinius, kad sustabdytumėte srautą. Deja, jūs negalite tiesiog perjungti jungiklį, kad juos įjungtumėte ar išjungtumėte. Uždarytam gręžiniui reikia laiko vėl pradėti veikti. Tai reiškia, kad nesusitarus per tas 2 savaitės, pasekmės bus ilgalaikės tiek Irano finansams, tiek platesniai energijos rinkai. Galbūt prisimenate, kad tai buvo panašu į Ukrainos planą dėl rusiškos naftos blokados maždaug prieš 8 mėnesius. Uždaryti Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir pasinaudoti natūraliu šešėlinio laivyno tanklaivių trūkumu, kad Rusijos gręžiniai liktų be eksporto galimybės. Dabar stebime strategiją, kuri nukreipta tik į pramonės eksporto grandį. Tai gali padėti paaiškinti, kodėl Jungtinės valstijos negrįžo prie karinio susidūrimo po to, kai baigėsi pradinės 2 savaičių paliaubos. Naujausios ataskaitos ir toliau rodo, kad JAV atsargos yra išsekusios. Pusė Patriot ir THAAD sistemų jau sunaudota, taip pat jau sunaudota 30% Tomahawk raketų. Todėl kam siųsti dar vieną Tomahawk raketą į taikinį netoli Teherano, jei galite juos išsekinti kitaip? Arba bent jau tai yra pasirinkimas, kurį šiuo metu nori išbandyti Baltieji rūmai. Savo ruožtu, kitas kartas, kai galime gauti reikšmingos naujos informacijos, bus šiek tiek vėliau nei tas 2 savaičių terminas, kai Iranui teks sugalvoti, kaip susidoroti su reikšmingu nauju išlaidų šaltiniu. Žinau, kad eilutės skaičiuoklėse gali būti netokios įdomios kaip linijos žemėlapiuose, bet būtent ten krypsta šis karas. Ir tai gali būti dar ne pabaiga. Jei Iranas negalės ilgiau išsilaikyti, tuomet Trumpo administracija atsidurs naujoje kryžkelėje, svarstydama ar vėl imtis karinių veiksmų. Ir pasiruoškite dar didesniems neramumams, kurie kils, kai jis paskelbs True Social platformoje. Klausimas, kur yra Europos parama. Taigi, kokias pagrindinės išvadas galime padaryti šiandien? Šis karas vis dar tęsiasi, net jei šalys jo nebekariauja bombomis. Yra aiškus nuomonių skirtumas dėl to, kas gali išsilaikyti ilgiau, ir tai padeda paaiškinti, kodėl karas tęsiasi kitomis priemonėmis. Ir toliau turime stebėti, kaip Iranas tvarkysis su pradėjusiais perpildyti naftos rezervuarais. Kalbant apie tai, kas jau liejasi per kraštus, mano grojaraštis apie bendresnius klausimus irgi jau beveik perpildytas. Kiekvienas trunka po 58 minutes ir yra visiškai skirtas žiūrovo pasiūlytai temai. Pažiūrėkite. Jei jums patiko šiandieninis vaizdo įrašas, paspauskite patinka, pasidalinkite ir užsiprenumeruokite. Ir pasimatysime kitą kartą. Saugok, hide, save.